Labadiena, mėlyjeji. Šiandien pakalbėsime apie tai, ar subrendusi yra mūsų psichika. Puikiai žinome, kad mes suaugame, bręstame, suaugame ir pasenstame, bet ar lygiai taip pat auga, bręsta ir mūsų psichika? Deja, turiu pasakyti, kad ne, psichiką mes turime brandinti patys aktyviai, reiškia dirbdami su savim. Kaip tai vyksta? Dėl tam tikrų traumų, vaikystėje išgyventų, psichika gali užstrigti vaikystėje ir pastrigusi ir toliau suaugusiojo kūne gyventi iš vaikiškosios psichikos dalies, reiškia mąstyti kaip vaikas, turėti tam tikrus supratimus kaip vaiko ir elgtis kaip vaikas, kadangi mūsų psichika, jinai įtakoja tai, kad mes kaip mąstome, kaip jaučiamės, taip ir elgiamės, ar ne? Gali būti strigimai vaikystėje, dažniausiai taip ir būna, ir tuomet gali būti vyraujanti vaikiška psichikos dalis, reiškia žmogus tarsi suaugęs, bet elgesi labiau vaikiškai arba iš tų trauminių patirčių, kurias turėjo. Gali elgtis kaip paauglys. Paauglys jau yra brandesnė psichikos dalis, kaip ir kūne, ar ne? Jau vaikas užauga, paauga, dar neužauga, bet paauga ir tampa paaugliu. Ir psichika paauga ir tampa labiau paaugliška. Ir sekantis etapas yra jau suaugusiojo psichika, brandi psichika. Taigi, ar mes praeiname visus 3 etapus? Ir kaip atpažinti žmonės, kurie vis dar elgiasi ir mąsto iš vaikiškos psichikos dalies, reiškia realiai kaip vaikai, kaip atpažinti žmonės, kurie elgiasi kaip paaugliai ir kaip atpažinti žmonės, kurie yra brandus ir suaugę savo psichiką. Taigi, vaikai, jeigu buvo traumuotos patirties vaikystėje ir psichikos dalis negalėjo vystytis, jinai užstrigo tame amžiuje, toks žmogus, tiksliau toks vaikas vaikystėje buvo nepadengti jo baziniai poreikiai. Saugumas, meilė ir priėmimas. Ir aš egzistuoju, aš esu reikalingas. Taigi, jeigu užaugęs toks suaugęs žmogus vis dar ieško tėvelių, kurie jo pasirūpintų jo saugumu, jį priimtų ir mylėtų, o jisai pats yra gana pasyvus, jis negali savim pasirūpinti ir visose žmonėse, visose situacijose ieško tarsi paramos iš išorės, nes savim negali niekaip pasirūpinti, reiškia, toks žmogus gyvena iš savo vaikiškos psichikos dalies. Jis yra pakankamai nebrandi. Kaip elgesi toks žmogus dažniausiai turi motivaciją išgyventi, nes vaikas yra adaptacija gyvenime. Jam svarbiausias uždavinys yra išgyventi. Taigi, jo santykiai, jo pinigai, finansai, bet kas jo gyvenime eina su motivacija išgyventi ir kad tik nebūtų kažkas tokio blogai, dėl ko aš galėčiau mirti. Kodėl tas žodis mirti dabar čia panaudojamas? Todėl, kad vaikas, kai ateina į gyvenimą, jis būna labai bejėgis ir faktiškai jam visą laiką, kaip sakoma, mirtis lipa ant kulnų. Kadangi jeigu ne tėvai, kurie nepasirūpina, dar mažų naujagimių, pavyzdžiui, ne, jis tiesiog gali sušalti, jis gali iš bado mirti ir taip toliau. Taigi šitas instinktų lygmenyje esantis išgyvenimo, reiškia, principas, jisai ir toliau veikia mus iš tos vaikiškos psichikos dalies. Taigi motivacija yra tokia, kad aš darau kažką, taip, aš darau kažką, bet motivacija yra bėgti nuo, o ne eiti į kažką. Tai bėgti nuo bado, gerai, nuo bado, nuo nepriteklių finansinių ir taip toliau. Toks žmogus gali irgi daug ką padaryti, bet jo motivacija yra nebūti ten, kur man gresia nesaugumas, nepriėmimas ir nemeilė. Bėgti nuo to, nebėgti link kažko ir ieškoti tų žmonių, kurie pasirūpins tokiu žmogumi. Tai tikrai tokių žmonių yra nemažai. Nori, kad pasirūpintų vėlgi tėvelių, turbūt jau galbūt išaugę iš tėvelių rūpesčių, bet būna ir taip,
kad visą gyvenimą rūpinasi kažkuo mama arba tėtis, arba tada perkelia tuos lūkesčius į savo partnerius gyvenimo, arba laukia, kol pasirūpins valstybė. Ir taip toliau. Tai va, labai įdomi yra paaugliška psichikos dalis ir tokių žmonių jūs atpažinsite tikrai ne vieną. Jų yra pilna, ypač socialiniuose tinkluose. Kaip jie veikia? Kaip veikia paauglys? Dabar prisiminkime save paauglystės laikais. Aš jau paaugau. Tėti, mama, aš jau būsiu savarankiškas. Aš jau esu suaugęs. Ir iki pirmo vakaro pabėga iš namų, dar būna, ar ne, vaikai tokio amžiaus. Ir iki pirmo, reiškia, vakaro arba kažkokio tai įvykio, kai paauglys nebeturi pinigų, kai vėl ateina pas tėtį ir mamą ir nunarinės akis sako, nu gerai, daug man pinigų, man reikia, aš nesugebėjau užsidirbti. Jo, bet noras yra būti suaugusiu. Bet kol kas to suaugusiojo net nekvepia. Ir toks paauglys, jisai nori atrodyti kaip suaugęs. Taip, kad atsiminkit šitą žodį, labai labai svarbus, kertinis akmuo, raktažodis, atrodyti, kaip kažkuo atrodyti. Ir kaip žmogus, suaugęs žmogus, jisai gali būti jau gerokai senstelėjęs, kaip jisai elgėsi, dar būdamas, reiškia, vis dar pastrigęs paauglystės psichikos elgesio tam tikrose modeliuose. Jis nori atrodyti. Jis toks nėra, jis iš to negyvena, iš tos savo dalies, bet jisai tiesiog kuria įvaizdį, jis kuria vaizdą, kad jisai toks yra. Reiškia, kaip dar paaugliai veikia? Paaugliai nori susirasti savo palaikymo komandą ir labai nori įvertinimo, užsidėti karūną, įvertinimo. Tai socialiniai tinklai yra nuostabi vieta tam įvertinimui. Kaip atpažinti tokį žmogų? Kokia motyvacija yra, reiškia, paauglio gauti vertinimą? Taip, reiškia, jis darys bet ką, kartais netgi kvailus dalykus, kad tik tai gauti vertinimą, laiką, komentarą. Bet jis labai labai nemėgsta neigiamų komentarų, jis iš karto trina, blokuoja tuos žmonės, arba sako, kad tu ten kažko nesupranti, žodžiu, jam tai yra labai, kritika jį veikia labai blogai. Nes toksai žmogus, jisai ko labiausiai nepakenčia tai kritikos, kadangi turi viduje labai stiprų savikritiką turi viduje ir jam kuo mažiausiai reikia, tai kritikos iš išorės. Tai reiškia, jisai labai blokuoja, susiranda savo palaikymo komandą, kuri jo niekada nekritikuos, o visus kitus atmeta. Tai va, tai iš principo jam reikia visą laiką daryti kažką vis naujo ir naujo ir naujo, kad būtų įvertinimas. Atsakomybės, kaip ir vaikas, neprisima atsakomybės gyvenime ir atsakomybė vaikui, reiškia psichikos daliai, vaikui yra našta, paaugliui yra nuobodybė. Jisai gali padaryti kažką labai trumpai, mažai, tapsme trumpai, gauna įvertinimą, meta tą veiklą, ima kitą, vėl greitai gauna įvertinimą, meta, jeigu negauna įvertinimą, tuo labiau meta, reiškia, jisai laksto nuo vienos veiklos prie kitos, kad tik tai susirinkti daugiau laikų, arba virtualių, arba menamų, arba tiesiog, kad kažkas jį pagirtų, pamatytų ir vertintų. Ir kuo daugiau tie žmonės, matom, yra tinkluose socialiniuose, kurie, ištisai viską daro, kad tik tai gautų tų laikų, ten daro beleką. Tai reiškia, tuo daugiau nepasitikėjimo savimi yra tokiame paaugyje. Tame žmoguje, kuris nėra paauglys, kuris yra suaugęs, bet veikia iš paaugliškos dalies, reiškia, jis labai savimi nepasitikė. Labai. Nors įvaizdis yra visiškai kitoks. Toks žmogus gali įkvėpti kitus, labai gali įkvėpti save, kitus, bet trumpuoju laikotarpiu, labai trumpai. Gavo laikus, bet jisai negali dirbti rutininio darbo, jis negali susikaupti ir dirbti rutininio darbo ilgai, todėl kad yra nuobodu ir jisai negauna iš to įvertinimo, nes įvertinimas turi ateiti čia ir dabar, greitai. Tai va, manau, kad daug kas atpažino daug žmonių. Sekantis yra suaugusiojo psichika, tai yra brandi psichika, kaip jinai veikia. Jinai yra rečiausiai sutinkama ir mažiausiai matoma tiek socialiniuose tinkluose, tiek apskritai.
Todėl, kad tie žmonės, jiem nereikia pripažinimo, jiem nereikia matomumo, jiem nereikia įvaizdžio, jiem nereikia, kad jais kažkas pasirūpintų, jie gyvena pilnavertį gyvenimą, nes jie žino, ko jie siekia, jie žino, kad jiem reikia realizuoti save, jie yra vedini idėjos, nuostabios motyvacijos ir jeigu visi galvoja, kad brandus žmogus yra tas, kad ten arba tikėjimas kažkas įveda, bet jis nesusitvarko materialaus gyvenimo, tai labai klysta. Toks žmogus pakeliui į savo tikslą puikiai susitvarko viską savo gyvenimą. Pas jį puikūs santykiai yra šeimoje, jis yra materialiai aprūpintas, jisai turi viską, ko jam reikia ir jisai žino, ko jisai siekia save realizuoti ir iš tos pilnatvės, kad jisai žino, kad turi kuo dalinti su žmonėmis, jisai puikiai dirba ir labai gerai uždirba. Bet žiūrėkit, kokia motyvacija eina. Aš nenoriu uždirbti pinigų dėl pripažinimo, aš nenoriu uždirbti pinigų dėl to, kad jaučiuosi nesaugiai ir staiga pinigai man suteiks tą saugumą. Jisai turi viduje, jis jaučiasi toks pilnas, kad jisai gali dalintis tuo su žmonėmis, o pakeliui ir ateis ir pripažinimas, ir pinigai, viskas. Bet jo tikslas yra, aš noriu dalintis, tai yra tam tikra tarnystė, kuri yra tarnystė pilnatvėje. Tarnystė, kad aš galiu dalintis savo prigimtimi, bet, žinot, vėlgi, tai yra ne tai, kad aš tai atsikėliau vieną rytą sugalvojau, kad aš esu pilna kažkokioj tai srity, ne. Tai yra tiesiog didelis įdirbis, kai aš žinau, kad aš kažko noriu, aš siekiu, aš įdedu pastangas, aš dirbu rutininį darbą, daug įdedu pastangų, savo kvalifikaciją pasikeliu ir va tada, kaip profesionalas, galiu dalintis. Tai čia yra visas procesas, kuriam brandžiai psichikos daliai yra ir jėgų, ir noro, ir atsakomybė neslėgia, tai yra tik kaip galimybė. Toks žmogus, jisai nesireklamuoja ten ant kiekvieno kampo, kad koks, žiūrėkit, mane įvertinkit, nes aš kažką padariau, oho, padariau, žinai. Ne, jis tyliai ramiai dirba ir gauna puikius rezultatus. Žmonės jį mato, vertina, bet jam to, kaip ir nereikia beveik. Jisai labai gerai jaučiasi, realizuodamas save ir tarnaudamas kitiem. Noriu pasakyti vieną dalyką. Mes esame miksas visų savo dalių. Mes turim ir traumuotų dalių, ir netraumuotų dalių. Mes turim ir vaikišką savo dalį, kuri netraumuota duoda mums labai gerus resursus. Tai reiškia, duoda impulsą, norą džiaugtis, gyventi, džiaugsme, atradime kasdieninėme. Yra paauglys, kuris taip pat labai su tuo noru pasirodyti, tai juk irgi yra sveikumo ribose, tai yra labai geras dalykas, nes mums kartais reikia irgi to pripažinimo, bet tokio sveiko, ar ne? Mums reikia žmonių buvimo, socializacijos, tai viskas tai yra susijęs su paaugliu, bet sveikose ribose. Ir yra brandi dalis, kuri žino, kas yra jo tikroji realizacija, misija. Ir tai daro ramiai, brandžiai ir nuosekliai, svarbiausiai, nuoseklumas. Ir jisai turi susitvarkęs visą savo dalis. Tai va, tai toks žmogus yra tikrai brandus, visos kitos dalys reikalingos, bet jeigu mes esam labiau susitapatinę su savo brandžia, žmogaus dalim yra valio. Jeigu ne, tai mūsų tikslas yra augti ir bręsti. Visą šitą kaip ir matau didelį tikslą brandinti arba padėti žmonėms subręsti patiems, ar ne, ir suprasti pirmiausia, kur jie užstrigę ir tuos blokus nuimti. Tai labai kviečiame į mūsų 9 durų darbo su pasąmonė seminarus programą ir lapkričio 9 dieną, sekmadienį bus antras seminaras, gruodžio mėnesį bus 14 diena trečias ir taip kas mėnesį, kažkur vidury mėnesio. Nuoroda bus komentaruose, labai kviečiame ateiti.